Tai sveiki visi, šiandieną randamės Valiulių tvenkinyje ir Ažuklės komanda organizuoja 4 metus vaikų varžybas. Tai dabar viskas prasidės nuo burtų traukimo. Įsitraukę vaikai burtus pradeda ruošti žvejybai. Vieni vienam krante gaudys su plūde, o kiti kitam krante gaudys su fideriais. Tai traukiam burtus ir toj prasidės varžybos. Labai džiaugiuosi jūsų tiek daug matyti. Kiekvienais metais augam, neišimtis ir šie metai. Vis daugyn, kaip sakant, smagin. Truputį primenu taisyklės, nors turbūt pati pagrindinė ir turbūt pati smagiausia, kad visi gaus dovanėlės. Tai reiškia, pagavot, blogai pagavot, super pagavot, nepabėgat. Visi bus pakviesti ir apdovanoti. Toliau suprantam, kad mūsų mažieji iki 10 metų dar truputį tik mokosi, bet svarbiausia, kad mokosi ir bus rimti žvejai, kada nors atstovaus Lietuvą pasaulyje, nes, jokas, aš ir pats jau 2 pasaulio čempionatuose už Lietuvą buvau, tai yra be 5 minučių olimpinė sporto šaka. Mažiesiems tėveliai, masoliuką uždėt, žuvytę nukabint, kad jiem nenudingtų azartas tam strese, padėti tikrai gali. Žuvytę su graibštu pasiamt. Iš esmės vienintelis mažiesiems iki 10 metų reikalavimas, kad patys užmestų ir ištrauktų. O visą kitą galit padėti, patalkinti, patart, ten ir jauko gniužtai mest. Toliau jaukai masalai neribojam ten, kaip sakant, nebent jau su trotilu nepradėkit gaudyti. Tai 10 pabandysim spėti visi startuot. Jeigu jau matysim, kad kažkas nespėja, tai nukelsim. Čia visi panašiai apsirengę, prašykit pagelbos ir kabliuką užriš, jeigu ką. Ir jeigu kokia žolytė įbris ištrauks, nors čia 4-dienį braidėm, kaip bebrai atrodėm. Tvarkėm tas krantus, bet negali žinot, gal koks, kaip sakant, bebriukas atitempė kokį medį į sektorių. Pabandysim kuo greičiau susisukti ir pirminis planas, pas kaimynus atidarys ten ant terasos gražiai apdovanojimai. Ir tada pradėsim burtų traukimą. Visi feederis anam krante, tai kad jiem būtų lengviau spėti, nuo jų ir pradėsim. Tai o plūdininkai šitam krante, tai truputį luktelsit. Tai dabar mažuosius berniukus ir porą mergaičių krūvą. Ir tada eilės tvarka. Eglė Vainaitė. Pamakaluok. 36. Livija Vaičiūnaitė. Kamaliuką. Kamaliuką, nežinom. 37. Kasparas Skiečius. Jeigu kokią pavardę suklystų, labai nepykit, aš irgi jaudinas. 35. Elijus Augonis. 38. Gerai, griebiam truputį didesnius. Robert Sosna. 47. Nojus Petravičius. 49. Paulius Orlovas. 43. Kasparas Gineika. 44. Ignas Benkunskas. 48. Ajus Pečiukonis. 40. Dovydas Pazniokas. 41. Rokas Dzenkauskas. 42. Klaidas Kureiva. O, koks didelis, ar tau galim? 39. Mindaugas Beiga. 45. Dovydas Kuizinas. O, čia nieko neliko. 50. Gerai, einam į dar vyresnius. Dugninės meškerės mėgėjus. Rokas Ukelis. 55. Klaidas Orlovas. Pradėjau išsibraukusius skaityti. 56.
Titas Dagilis. 58. Kristupas Nemenis. 57. Dardas Markevičius. 53. Paulius Višniauskas. 54. Marius Kašiuba. 52. Ar visi fideristai išsitraukė? Nieko nepamiršau? Gerai, plūdė, berniukai. Toli nereiks čia, vai. Nuo šičia pradedam. Matas Martišius. 6. Martynas Martišius. O tik viskas gerai, čia tik kamaliukas. Nesikandžioja. Nu, 4. 4. Motiejus Virbickas. 5. Dovydas Dovydaitis. 2. Gabrielius Navickas. 8. Benas Mickevičius. 7. Nojus Rajuncas. 3. Herkus Bukauskas. Vienetas. Jauniausios panelės. Taigi Smiltė Ignatavičiūtė. 13. Gabija Ignatavičiūtė. 14. Vakarė Jasudaitė. 12. Gabrielė Morkūnaitė. Nio, trauk. Yra, paieškok dar. Slepiasi. Pasislepia, apačioje, ieškok, tikrai mačiau dar yra. 11. Ir Mėta Martišiūtė. Panelį čia turi būti komplimentas, 10. Kajus Jakas. 19. Nojus Martišius. 21. Dominikas Ručys. 16. Povilas Sutkus. 20. Andzelis. 15. Kalistas Jonas Virplys. 18. Lukas Petkūnas. 22. Matas Maširka. 17. Šarūnas Janušaitis. 28. Lukas Štrimaitis. 29. Vilius Sutkus. 23. Timas Ližaitis. 26. Lukas Kaukas. 24. Faustas Sajonas. 25. Deividas Kikis. 30. Lukas Martišius. 27. Ar visi ištraukė? Super! Taip, ruošiamės. Liko valanda. Nu tai va, vaikai įsitraukė burtus ir burtai baigti. Tai dabar visi vaikai ir tėveliai skuba į sektorius ir pradės ruoštis varžybėlėms. Kol vaikai ir tėveliai ruošiasi, tai pabandysiu truputėlį visus pakalbint, kaip jie nusiteikia prieš varžybas, gal kažkokias taktikas atskleis, ar pirmą kartą dalyvauja šitose varžybose, tai
Lekiam, apeisiu, pabandysiu apeiti tiek vieną, tiek kitą krantą ir truputėlį vaikus pakalbinsim. Pasiruošęs? Labai? Labai. Laimėsi? Nežinau. Sakyk, pasistengsi. Pasistengsiu. Šaunuolis. Kiek žuvų turim pagal? 20, jeigu nori antrą arba pirmą. Jeigu pirmą, tai 30. Gabrielė. Gabrielė? Nu va. 4. Daug žuvų pagausi? Taip. Čia tai yra meškerė. Šlasdyno. Plūdytė. Ir mažoji žvėja. Gabrielė, taip. Koks tavo vardas? Vakarė. Vakarė. Nusiteikus šiandien laimėti? Taip. Taip. Daug žuvų pagausi? Nu, mano manimu, taip. Tavo manimu, tai padės kažkas? Nu, tėtis. Tėtis padės. Šaunuolis. Gerai tada. Linkiu tau pagauti labai daug žuvų. Ačiū. Ir užimti kokią prizinę vietą. Gerai, ačiū. Koks tavo vardas? Smiltė. Daug žuvų pagausi? Tėtis padės? Taip. Padės? Nu, tai jeigu tėtis padės, tai tikrai laimėsi. Vardas tavo? Modestas Anzelis. Modestai, kaip nusiteikė šiandien? Manau, jo, kažką pagausim vis tiek. Bus tai bus. Tai bus kaip bus. Nuo kartą tai žinot, nedrasu. Ne, viskas bus gerai. Svarbiausia, kaip ten procesas, ane? Gabrielis. Gabrieliau? Nu, treniravotis, tėtis padėjo? Jo, padėjo. Padėjo. Nu, va, tai imsi šiandien prizinę vietą? Jo, Tikrai? jo. Kažkaip neužtikrintai, sakyk, tikrai imsi? Tikrai. Tikrai? Jo. Nu, gerai. Tėtis girdėjo? Gerai. Čia jau rimtai nusiteikę. Paim mikrofoną. Paim. Kaip tavo vardas? Kalistas. Alis. Kaip nusiteikę šiandien? Rimtai. Labai rimtai. Pagal įranką tai žiūri labai rimtai nusiteikę. Imsi prizinę vietą? Garantuoju. Garantuoji? Nu, gerai šitą. Tėtis irgi palaikys, padės, taip? Taip, reikia padėti. Gerai, šaunuolis. Jau pasiruošęs gal? Jau lauki starto ir taktiką turi kažkokią? Nelabai. Nelabai. Bet kaip matau, tėtis padės tau. Padės. Nu, ir svarbiausia. Koks tavo vardas? Vilius. Viliau, pasiruošęs šiandien? Tai aišku, kad pasiruošęs. Laimėt. Taip. Tikrai. Prizinė tai tikrai. Vot, jau antras toks žmogus, kuris sako tokią nuomonę. Tai kaip šiandien, kaip matau, gaudysi plūdinę, taip? Taip. Tėtis irgi, kaip matau, padės. Jo. Jeigu kas graibšta. Graibšta, taip viskas. Gerai, linkiu tau prizinę užimti. Gerai, kad nesėkmės. Ne, negalima taip sakyti. Sakau gerai, kad ne. Kaip vardas tavo? Povilas. Aplenksi brolį? Manau jo. Manau jo. Sakė, jis prizinę jums, tai ir tu prizinę jums. Tai kažkaip dalinsitės, taip? Jo, mes biškai skirtingose grupėse, bet manau, abiem gal bus gerai pasiseks. Pasirašymo. Koks vardas tavo? Deividas. Deividai, nusiteikė šiandien? Nusiteikęs. Nusiteikęs laimėt? Jo. Pirmą kartą dalyvauji? Trečią. Jo, praeitais nebuvo. Pavyzdžiui, praeitais kartais. Ar neatsimeni? Nepasakysiu tiksliai. Neatsimeni, ne? Jo, nepasakysiu tiksliai. Nu, supratau. Svarbiausia tėčio palaikymas, taip? Taip. Jiems sūnus. Taip. Tikrai laimės. Laimės. Šaunuolis. Koks vardas? Lukas Štrimaitis. Lukai, kaip nuotaikos šiandien? Puikiai. Puikiai, nusiteikęs? Taip. Namų darbus darei? Ne. Jau vasara baigėsi. O žvejybos namų darbus? Kaip pasidarė? Bandysiu pagauti. Tėtis davė taktikų prieš miegą. Pasidalino? Davė. Nusiteikęs prizinę vietą jums? Taip. Tikrai? Taip. Turi pirma būti. Labai daug būti. žmonių, kurie jau čia prizinę vietą, tai nežinau, kaip jūs ten dalinsitės, bet... Manau, aš laimėsiu. Manau, laimėsi. Taip. Nu gerai, šaunuolis, linkiu tau, kad užimtum pirmą vietą. Ačiū labai. Ir, kaip ten sako, nei žvyno, nei uodegos. Aš čia champion feedas. Tai pas mane irgi beveik. Labas. Nu, va, praėjom vieną krantą. Dabar atvažiavom pas fideristus, tai irgi apeisim kažkiek, visus pakalbinsim. Nežinau, ar tikrai visus, nes dalyvių tikrai nemažai. Kaip vardas tavo? Titas. Titai, pasiruošę šiandien? Taip. Rimtai? Taip. Imsi prizinę? Bandysim. Bandysim. Kristupas. Kristupai, nusiteikęs? Žiūrėsim, kas bus. Šiaip būtų gerai bent ką nors pagauti. Ai.
Tikslas toks, o ne pirmas? Ne, nu ta prasme, varžybos šį čia pirmas, bet šiaip ne, bet, nu, ta prasme, būtų kažką gerai bent jau pradžioje atsidarimui, kažką, kad ir mažesnę žuvį pagaut, o paskui jau jeigu pradės eiti, nu, čia nuo dienos labai priklauso, aš taip įsivaizduoju. Klaidas. Nusiteikęs kažką pagauti iš didesnių žuvų. Ai, sėsi ant didesnės žuvės. Jo, ant didesnės jas. Bet aišku, rankėką reiks bandyti. Tikrai reikės, nes kad... šitą pirmus metus dalyvauji? Jo, pirmi šie metai. Toks kaprizingas visai telkinys. Taip, tai manau. Apie prizinę galvoji? Tikiuosi, pasiruošęs gerai. Tai svarbiausia, manau. Viskas gerai bus. Kaip vardas tavo? Rokas. Rokai, nusiteikęs? Ai, nežinau. Nežinai, dvejoji? Šiaip praėjusiais metais tai sekėsi kiek prašiau, bet jau ne pirmi metai, kiek buvę žūklė šitų visų varžybų. Tai, Kelintą kartą dalyvauji, jeigu atsimeni? Kiek rengė visose dalyvavau. Tai ketvirti metai. Jau ketvirti. Tai pirmais metais 3 vietą buvau užėmęs, paskui antrais 1 vietą užėmiau, o pernai tai buvo labai sudėtingos tokios oro sąlygos. Tai labai silpnai kibau per abu krantus, nes buvo labai lietinga diena. Tai sekėsi kiek prašiau. Tai nežinau, kaip šiemet bus. Mačiau per Lietuvos čempionatą, tai karšių pagavo. Bet kaip seksis, nežinau. Tai va, gerai, nedvėjok, būk stiprus ir linkiu užimti prizinę vietą. Dėkui. Simenu, tai vardas Paulių. Taip. Nu, Paulių, nusiteikė šiandien? Jo, žiūrėsim, oras smagus. Turėtų kepti gal. Ant smulkės žuvį gaudysi ir bandysi brigą. Eisim ant bonusų. Bandysim bonusų. Ne pirmais metais, manau, dalyvauji, taip? Čia jau nuo pirmų, jau ketvirti einu. Jo, ketvirtos varžybos, tai ketvirta. Teko prizinę vietą įsivežti? Pirmas iki žvejojau, 3 vieta, po to 2 pirmus. O, šaunuolis, tai ką? Negalima to žodžio sakyti, bet nei žino, nei uodegos ir užim prizinę vietą. Dėkui. Vardas? Dardas ir šiandien ruošiuosi paimti prizinę vietą vien dėl gimtadienio savo, 19 metų. Visi pasveikinkit. Ir šiandien taikysiuos irgi bonusą, kaip girdėjau, kaimynas, bet bandysiu didesnį bonusą pagauti. Gaudink kaimyną, būk stiprus ir užim prizinę vietą. Dėkoju. Kaip vardas? Marius. Mariu, kaip jautiesi šiandien? Biškiai jaudinusi, pirmas varžybos. Pirmas varžybos, taip? Pirmais metais dalyvauji. Koks tikslas? Nežinau. Kažką pagauti, ar turi kažkokį, kaip pasakyti, smulkę žuvį gaudysi, ar bandysi didesnį? Nu, mėgysiu pagrindę smulkmę, bet jeigu matysiu, kad nesiseks, tai kažką didesnio gaudysiu. Supratau. Čia vyrukai, kaip suprantu, tuo, ne? Jo, čia mes bendros pajėgos jungtinės. Tai sveiki, aš esu Dovydas. Kaip Dovydai jautiesi šiandien? Nuotaikos labai geros, labai smagu, labai malonus renginys, puikiai suorganizuota viskas. Ir dabar ruošiamės visam procesui, visai žvejybai prieš varžybas. O kaip tėtis padės? Būtinai. Nu ką, tada linkiu tau užimti prizinę vietą, tikiuosi, kad pasiseks. Dėkui labai. Svarbiausia, palaikoma komanda. Vardas tavo? Nojus. Nojus, kaip jautiesi? Gerai. Pirmą kartą čia dalyvauji? Ne. Nebe pirmą, kelintą, jeigu atsimeni? 4. 4 kartą, tai visus kartus ir dalyvauji? Teko prizinę vietą užimti? Jo, 3 kartus. O, šaunuolis. Tai ir šiandien, kaip suprantu, reikia titulą apginti. Nu. Ginsi. Taktiką turi? Jo. Šaunuolis. Kaip vardas? Ignas. Ignai, kaip jauties? Gerai. Gerai? Toks matau, be jaudulio gal nebe pirmą kartą dalyvauji? Ne. Nebe pirmą? 4. 4, tai visus kartus ir dalyvavai? Jo. Šaunuolis. Teko prizinę vietą užimti? Jo. Buvau 2 pirmas ir 1 trečią. Supratau, šaunuolis. Kaip matau, taktiką gal jau kažkokią turi? Nusižiūrėjęs. Didelę žuvį, smulkę žuvį gaudysi. Ar kas kips, tas kips? Kas kips, tas kips. Svarbiausia, tėtis, manau, palaikys tikrai. Tai va, gerai. Šaunuolis ir užim prizinę vietą. Kaip vardas? Robertas. Robertai, kaip jauties? Gerai. Biški jaudinas. Biški jaudinas. Norėjau sakyti, kad toks labai užtikrintas. Atrodo, be jokio jaudulio, bet, kaip sakai, jaudinė. Jo. Pirmą kartą dalyvauji? Ne, antrą. Antrą. Teko prizinę vietą užimti? Jo. Teko? Jo. Kiek paklausiu, visi čia buvo priziniai. Tai va, taktiką turi kažkokią? Jo. Padės kažkas? Jo. Nu va, gerai, linkiu tau užimti gerą vietą ir pavaryk šiandien. Kaip vardas? Kasparas. Kasparai, kaip jauties? Gerai. Pirmą kartą dalyvauji? Ne. Nebe pirmąjį? Ne. Teko prizinę vietą užimti? Jo. Visi, kiek paklausi, visi prizininkai. Turi taktiką kažkokią? Ar neatskleisi?
Neatskleisiu. Neatskleisi, būsi slapukas pasiimsi, ne? Tėtis, kaip matau, irgi palaikys. Tai ką, linkiu tau užimti gerą vietą. Kaip vardas? Mindaugas. Mindaugai, kaip jautiesi šiandien? Puikiai. Puikiai? Taip. Be jaudulio? Ne, be. Be? Ja. Gal ne pirmą kartą dalyvauji? Ne, bet pirmą. Ne, bet pirmą. Tai gal dalyvauji kitose? Deja, bet pirmą. Ai, deja, bet pirmą. Taip. Taktiką turi kažkokią? Turiu, bet nepasakysiu. Nepasakysiu, gerai. Svarbiausia, kaip pasakyti. Gerai, kaip jums sako, gerai žvėjai savo visų... Paslapčių neįdomu. Taip, gerai. Kaip vardas? Kasparas. Darysi treniruotę kažkokią? Jo, dariausi. Darysi? Kaip sekėsi? Nu, pirma gerai, antra tai nelabai. O kurioj pusėje žvėjoji šitoj? Na, šitoj čia tai ne, bet dariau Kauno Mariose, bet čia šitoj pelkiai tai ne. Nu va, kaip supratau, sirena duoda, kad jau kaip ir reikia kažką pradėti daryti, ne? Tai linkiu tau pavaryt ir būk užim prizinę vietą. Pona, kaip vardas? Paulius. Pauliu, kaip jautiesi šiandien? Stresas. Stresas, stresuoji? Jo, Pirmą labai. kartą dalyvauji? Ja, pirmą. Nu, kaip ten sako, būna naujokam sekasi. Taktiką turi? Ja, turiu. Nu, tikiuosi neatskleisi, ne? Ne, ne. Tai va, svėrimai parodys, linkiu tau pavaryk ir būk šiandien pirmas. Gerai, dėkui. Viso gero. Vardas? Rokas. Rokai, kaip jautiesi šiandien? Gerai. Nusiteikęs? Taip. Laimėsi? Nu, pažiūrėsim. Pirmą kartą dalyvauju šitose varžybose? Šitose jo. Šitose jo. O kaip sekėsi kitose? Nu. Normaliai. Normaliai. Nu, visus kaip ir atrodo apklausėm. Kažkiek paėmėm kažkokius kelis žodelius, kaip jaučiasi vaikai prieš pat startą. Kaip ir sakau, jeigu visų neapklausiu, tikrai nepykit. Startas duotas, šėrimo darosi ir neužilgo prasidės varžybos. Ja, nemyliu tave. Nu, tai turės ką valgyti. Nemyliu galvoju. Tina, laikyk savo. Įimk į ranką. O, sekrito žuvis. Kaip sekasi? Gerai. Gaudom mažytės, kaip Aronas, ką papasakos. Ten. Kaip tau? Kaip jauties? Gerai? Gerai, va čia. Pilnas jau, ne? Daug sukavo. Pirmai tai daugiau sukavo. Barbiškis silpniau kimba, ne? Nu, trupučiuką mažėja. Gerai. Mes pagavom dvi žuvytes. Tai? Pagavot žuvų? Liuks. Bet kepurę turi vis tiek užsidėti. Dėma. Tu pasitaisysi. Ui. Mesk. Permes. Simo. Žolės iškart gal. Matai, kad žolės. Permes. Kaip sekasi? Po biškį dirba, jeigu palauksit minutę, parodysim, kaip dirbam.
Kažkas yra? Kažkas yra. Šaunuolė. Tai yra prigauta. Žinok, labai nepasakysiu. Nu, vieni pagauna, kiti prašiau pagauna. O, šaunuolis. Kaip sekas? Neblogai. Neblogai? Biškį aprimo kibinas. Jau ko gal reikia? Truputį? Nežinau. Na, ko nepakirti? Labai mažas. Daug žuvų pagavai? Pakankamai. Pakankamai, ne? Iki pirmos vietos, manau, pakankamai, ne? Pirmos dar ne, bet kažkaip gal kokią trečią į antrą gal papulsiu. Kaip sekas? Blogai? Neblogai? Nu, raudelių pragaudžiau. Nu, svarbiausia kimba. Kaimyną mano apgaudėjai. Turbūt jo. Šiaip sunkiai sekasi ar gan lengvai? Iš pradžių aktyvesnės buvo, dabar biškai apsileido, bet... Supratau. Kaip sekasi? Nu, kol kas 3, 2 neblogus, vienas iš tų neblogų. Mirė, nešerys, nesupratau. Patenkintas rezultatu? Nu, norėtųsi dar, bet... Dar valandėlė liko. Nu, tai tikiuosi, kad pavyks dar kažką per valandą. Nu, svarbiausia tikėti, ne? Tikrai taip. Kaip sekasi? Neblogai visai, va, pirmi pietus biški užkandam. Vo, labai gerai. Valanda liko. Kaip žvejys? Gerai. Gerai? Vo. Nebuvom sustoję. Nebuvot sustoję? Ne. Šaunuoliai. Bet ir biški smulkmės, bet vis tiek turim porą kažkokių tokių ešeriukų didesnių, daugiau smulkmė, bet non-stop. Kaimynas gerai sekas. Karosiuką pagavo. Jo, matėm. Nieko, dar visą valandą, taip? Mes pirmą kartą. Jo. Kokia kepurė gera? Tika žvejys. Sugavo. Parodyk. Big fish'ą. Gerai. Gerai, patenkinta rezultatu. Taip. Daug žuvų pagavai? Nu, taip. Taip? Prizas bus? Nu, virš 20 maždaug. O, tai neblogai. Kaip sekasi? Gerai. Gerai, patenkinta rezultatu. Taip, nes pagavau jau vieną pakankamai didelę žuvę. Vo, ką pagavo? Vo, šaunuolė. Davai staigiai, palik, netrauk, palik. Kaip Tadai sekasi? Atėjo didelės mažasis baidė, nemok. Karosą didelį pasileidom. Ai, paleidot jau? Kėlė, nu žinai, vaikas nemoka, nepratė. Tai kaip plum su visų pavadžiu ir nukrito. Vilktukas net laikė. Gerai. Tyliai. Kaip sekasi? Normaliai visai. Normaliai? Tas žuvyčių pagavęs. Patenkintas rezultatu? Jo, visai. Netikėjau, kad tai bus. Nu. O, žuvį traukiam. O, pasakyk didelį. Nu jo, labai didelį. Žuvų pagavai daug? 11. Šitą, man rodos, 11. Gerai, daug. Didelis paleidom. Ką paleidai? Karštis buvo? Karštis ir karosas matyti. Ir vieną karosą išėmėm. Tai buvo neblogai. O kaip šiaip su smulkme? Labai šerių daug. Daug, ne? Kaip sekasi, Jaunuoli? Gerai. Labai patenkintas? Daug žuvų pagavai?
pagavo, kai nuveždavo. Gal meluoji? Gal meluoji, aš meluoji. Na, dar laiko yra, ne? Dar gal kažką išrausim. Nu, man tai patenkintas. Kaip sekasi? Nieko nesulaužė, nieko nesugadino, nieko nenutraukė. O rankos matau švarios, ne? Dirbai sunkiai. Taip, rankos kaip darbininko. Daug žuvų pagavai? Normaliai visai. Be skaičiaus. Be skaičiaus? Sakyt, be skaičiaus. Į prizinę bus? Turim vieną karšelį. Didelį? 700 gramų. Nu, kaip sekasi? Gerai. Gerai? Nelabai. Daug žuvų pagavai? Ne. Ne. O gal didelį? Ne. Ne. Tai prizo nebus. Nenusimato. Bet dar laiko yra. Pavargęs toks atrodai. Jo, karšta. Karšta, ne? Geriau namo, ne? Nu tai, aišku, čia geriau negu namie, bet vis tiek karšta viską. Bet dar laiko yra, pasitemk. Gal dar kažką rimto pagausi. Nežinau net kaip pasakyti. Sunkiai, ne? Sunkiai. Daug žuvų pagavai? Kokia 15 buvo. Bet nedidelis, ne? Nedidelis. Bigo nieko neturėjai, ne? Vienas buvo ten su pavadžiu nuėjau, bet nežinau kas. Aha, tai gal koks karosas ar koks karšelis. Gali būt. Labas. Sveiki. Kaip sekas? Gerai, turiu vieną karšį. O. Nu super. Kaip sekėsi ištraukti? Nu, Pavargai, ne, biški? plonas pavadėlis reikėjo pakankinti normaliai. Nu, bet tik vieną, ne? Jo, ir smulkmė tik tai. Smulkmė. Tai kaip manau, į prizinę jau drąsiai. Tai jau sakė, kad jau pirmą ko gero. Big fishas garantuotas. Šaunuolis. Matau šypseną veide. Jo. Kaip sekasi? Gerai. Labai gerai? Jo. Patenkintas rezultatu? Jo. Daug žuvų pagavai? Normaliai. Kiek tas normaliai? Gal 15. Gal 5 didelės? Vienas karosas yra. O, tai jau čia labai gerai. Didelis karosas? Per delną biškį didesnis. Nu, tai neblogai. Ką? Vidutiniškai. Vidutiniškai? Daug žuvų pagavai? Normaliai. Galėjo būti daug geriau. Galėjo, ne? Nes realiai realizacija tai 50%. Tai prastokai, sakyčiau. Labai prastokai. Didelių žuvų pagavęs? Ne, bet buvo gerų kibimų, nu, pasiekėm. Žodžių veiksmo turėjai, ne? Jo, turėjau, nu, bet labai prasta realizacija, dar plius kaip atvažiavau visiškai be treniruočių iš karto ant varžybų. Aha. Tai tikrai sakyčiau visai neblogai. Supratau, o rezultatų patenkintas? Ne. Bet dar laiko yra? Nu, koks šitas laikas, pusę valandos. Nu, bet vis tiek, daug. Sakyčiau, liko 2 minutės, tai tada nedaug. Gerai, tikiu tavim. Pagauk dar didelę žuvį, gerai? Rezultatais. Sakė vaikas 50% realizacija. 50 labai. Salmų sakė silpnokai. Sakė nepatenkinta. Prieš treniruotę tai būtų pasiteniravęs kažkiek. Pirmą dar kartą. kažką kai ką verkė. Ai, nežinau, gerai viskas. Nu, kaip faina, o būt pasideginti. Taip, va, svarbiausia procesas. Geras nuotaikos, geras, viskas gerai. Kaip ten sako, svarstyklės parodys, taip? Gerai, viskas. Nuotaikos? Nu, prastas, nieko. Prastas? Nieks nekimba, tai blogai. Viskas išbandyta buvo, bet žuvis įnoringa labai, nenori. Kibimų buvo, bet... Sunkiai, ne? Sunkiai. Nu va, pašnekinom. Kai kas laimingi, kai kas nelabai. Kažkas nusiminė, kažkas pavargė. Nu, bet varžybos yra varžybos. Tai dabar nežinau, lėkiu į kitą krantą vėl. 8 minutės kažkur iki finišo. Lekiam prie plūdininkų ir tuoj bus svėrimai. Va, kol atvažiavau ir pražiapsojau sireną. Nu, kad viskas, baigiam žvejot, kaip ir visi pradėjau krauti daiktus. Einam iki svėrimų, bet visų svėrimų tikrai nefilmuosiu, nes tiek atrodo daug prifilmavau, kad nebelabai turiu ir vietos. Ir noriu pasilikti apdovanojimų. Tai va, tai einam kažkiek pafilmuosiu kažką net, sakau, labai nesupykit. Nes jeigu visus filmuot, tai čia gautųsi filmas, o ne video. Akmenį reikia žiūrėti. Nu, čia atkakli kova su kaimynu. 7. Jos visai nedaug. 6-8-6. Jiems dar. 3. Turbūt pirmas. 3-1. Vieną
Palauk, garbykė. Strikaliukas, ateik čia. Paminėti ir pagerbti vieną žmogų, kurio dėka iš tikrųjų užgimė šios varžybos. Nes jisai tokį gerą sprigtą į užpakalį. Davai darom. Ir tos 4 metus iš tikrųjų buvo tas žmogus, kuris visą laiką paklodavo pamatą visam šitam renginiui. Vat šitais prizais. Tada jau važiuoji pas kažką, prašai, duoda, neduoda, bet čia būdavo pagrindas ir toks piriukas, darom. Tai va, Baltijos plieno generalinis direktorius ir norėčiau jam padėkoti už visus šitos 4 metus ir paprašyti, kad įteiktų prizus, jeigu galima. Rokas Ukelis. Antra. Tai gerai, gerai. Gerai. Paulius Višniauskas. Nugalėtojas. Taip, pirma, lyderis. Jo, su šituo, gerai. Šaunuolis, kiek pamenu, pernai irgi pirmas. Laikaisi tradicijų, taip ir toliau. Ačiū. Nojus Petravičius. Čia vietos prizipas, ne trečios vietos padavė. Gerai. Antra vieta. Antra vieta. Klaidas Kureiva. Tai dabar vėl pirmą. O čia dabar toj pakviesiu žmogų, kuris mėgsta gaudyti didelę žuvis. Ir išėjai iš karto išsineš visą kalną prizų. Rokas Dzenkauskas. Čia pirma? Jau, pirma. Palauk. O tai 2 maišas duodam? Papildomai už Big Fishą ir Rytį ir Jauko. Ojojoj! Jo. Taip. Duodama, ne? Jo ir. Žmonės atsisauks. Faktiškai 3 kilogramai. Yra ko pasimokyti visiems. Gerai. Kuo žemyn, tuo fideristų mažinų, visgi šeriklą neplūdė, sunkiau mėtyt, gal dėl to, nežinau. Ir čia jau turim vien tik tai prizininkus, truputį kukliau, hebros. Šitas bus. Kasparas Kečius. Antra. Jo. Ir dabar pirmam šitas. Ir iki 10 metų fiderio nugalėtojas Elijus Augonis. Šaunuolis. Bosai, dabar 2 pirmos bus. Kaip metai, taip panelių su fideriais mažai ir mažai, niekaip neužaugam, tai ir šiais metais buvo ne tiek jau daug, bet rimtos. Jeigu čia taip dabar reitinguojant, nu aišku, Big Fishas ne, bet... Antra. Jo, antra. Tarp visų fideristų antra. Livija Vaičiūnaitė. Šitas, ne? Taip.
Ir prie jaunesnių ir tikrai irgi turbūt, į top 5, gal net tarp visų fideristų, bet į top 10, tai net nežiūrint, Eglė Vainaitė. Ja. Čia prieš 2 metus kai dėjo karšių, žinokit. Visiems nunešė ir Big Fishus, fideristus visus apdovanojom. Nes čia, kaip sakiau, truputis buvo pasiklydę teisėjai mūsų, bet lyg išsprendėm. Prieš pradedant plūdę, norėčiau pakviesti jauniausią šių varžybų dalyvę, Gabrielę Morkūnaitę. Specialus prizas! Oi, čia užteks tau ilgam. Jauku ir skanės. Ir šioj grupiai mažiausių top 3 Vakarė Jasudaitė. Nuo pirmų varžybų mūsų dalyvė ir matot iš karto patirtis, savo duoda, rezultatai geri. Antra vieta Smiltė Ignatavičiūtė. Prie tėtės gal? Ir pirma vieta Gabija Ignatavičiūtė. Jaunoji parodė sesė iš kur, kaip reikia. Truputį vyresnė, irgi pirmoji Mėta Martišiūtė. Pirma. Gal raudona du? Panelį. Irgi matosi dalyvavę su mūsų jau firminėm kažkada dalintom maikutėm. Užpernai berods. Antroji vieta. Gabrielius Navickas. Matyt, žuvis atnešė laimę ant kepurės. Šaunuolis. Ir nugalėtojas Benas Mickevičius. Pereinam prie vyresnių. Kalistas Jonas Svirplys. Antroji vieta Dominikas Ručys. Ir pirmoji vieta Povilas Sutkus. Taip. Nu ką, o dabar specialus Meknės įsteigtas Jono Jablonskio iš Partizanų gatvės Kaunas plūdininko daugkartinio Lietuvos čempiono trejetui prizai. Lukas Kaukas. Trečia vieta. Pala. Dar. Ir jo, paputam iššiuk. Antras. Faustas Sajonas. Ir nugalėtojas Deividas Kikis.
2-0. Ar visi apdovanoti? Nu ką, ačiū tada visi. Tai ačiū, kad buvot. Tai ant pačių galų pritrūkau truputėlį kortelį vietos, tai norėjusi gal truputėlį daugiau pafilmuoti, bet vat, jeigu jau galą filmuoju namuose grįžęs, tai sakau, tikrai labai taupiau vietą. Asmeninės nuotraukas, manau, darė kiekvienas vaikas su žuvimi, tai galit pasižiūrėti Ažuklės puslapį, jeigu neklystu, yra ir pas Tadą Ignatavičių Facebook'e nuotraukos sudėtos. Tai tiek, tai nežinau, tai tikiuosi patiko. Su jumis buvo Žvejybos kanalas. Dar didelis ačiū Ažuklės klubui už tokį fainą renginį. Na ir tikiuosi, kad renginį darys ir 5 metus, tai susitiksime, tikiuosi, vaikai ir kitais metais. Viskas. Ačiū jums ir iki.